Aš esu Irena Rimidienė. Žuvienę verdu 23 metai. Žuvienės receptas su kiekvienais metais truputėlį tobulėjo. Pirmiausia, žuvienę virėme su ašakomis. Kada pastebėjome, kad ašakų labai nenori su ašakom valgyti žuvienės, pradėjome dėti žuvį į merlių. Bet merlius yra tokia medžiaga, kuri irgi nuverda. Tai, kad mūsų žuvienė būtų valgoma ir jinai būtų be ašakų, mes pirmiausia išsiverdame nuovirą. Ta nuovira verdama iš įvairiausios žuvies. Pati geriausia žuvis nuovirui virti tai yra ešerys ir pugžlys. Bet mes ne visą laiką jų turime. Tad panaudojame ir kitą ežero žuvį. Nuoviras verdamas iki 3 valandų. Kai jau būna sukritusi žuvis, tada paimam kiaurasamtį, iškošiam. Visą tai, kas lieka kiaurasamtį, žinokit, jį irgi galima tą turinį panaudoti, tai atiduoti vištoms ir jos labai gerai deda kiaušinius. O turimą sultinį, kaip mes vadiname nuovirą, jį panaudojame virti žuvieniai. Taip, žuvieniai virti imame tuščią katilą. Tuščiam katile įdedam truputėlį sviesto, tada sudedam supjaustytas smulkiai daržovės. O daržovės tai sudedam morkytės, petražolių šaknis, pastarnokų šaknis, salierų šaknis, česnaką ir svogūną. Ir maišome. Tik reikia svogūno, kai sako Dieve, nepadeginti. Nes jeigu svogūnas padegęs prie katilo krašto bus, tai galima sakyti, žuvienės mes toliau virti negalėsime, nes tai duoda kartų skonį. Tada pilame turimą išvirtą iš vakaro nuovirą. Kai užverda, pilame tam tikrą kiekį vandens, kiek maitinsime žmonių. Mes darome žuvienę sočią. Tai dedame bulvyčių, dedame saliero koto, porą, pomidorų ir anyžiaus. Parduotuvėje žiemą perkame pankolį, o vasarą išsiauginame daržuose pačios. Valiname grietinėlę, tada dedame prieskonius. Naudojame čiobrelį, rozmarino, svogūno laiškus, krapus, šiek tiek dedame aštraus pipiro ir stipriai pakeliame ugnį. Kai stipriai pakeliame ugnį, mūsų katilas stipriai konkuliuoja, dar kad stipriau konkuliuoja, mes kišame degantį pagalį, ir pilame ugnelės keletą lašiukų. Tada išmaišome ir ugnį sumažiname. Ir tik gale, pabaigoje, dedame žuvies filė gabaliukus. Jau laužui nesikūrenant. Viskas. Ugnelę tada mažiname, anglį stumiame į šoną ir mūsų žuvienė jau išvirta. O dabar su dainele prie stalo.